Okei. Biškai parodysiu. Nu, va, pavyzdžiui, aš kai pradėjau šitą game lošti. Tai čia iš viso buvo viskas užrakinta. Tipo, čia planetos yra ir tu realiai turi keliauti nuo, man atrodo, Merkurijaus. Ir kiekvieną šitą šuduką tu turi atidarinėti, kad atidaryt planetą. Tai karočią jau įsivaizduok, tada keliauji į kitą planetą, vėl atidarinėjai visą šitą šūdą. Tai čia pizda. Nu čia veiklos jau kiek, ne? Po to jau kai visą ratą praeini, dar kartą eini viską ant sunkesnio lygio per naują. Nu whatever, bet jau kiek veiklos yra. Po to, tarkim, pavyzdžiui, kiek visokių yra ginklų ir šitų Warframe'ų atidaryt. Va, pavyzdžiui, aš kiek atidaręs. Ir jį kiekvieną gauti yra, žinok, jau tai dar ką veikti. Ten kai kurios būna tikrai sunku gauti. Jos reikia realiai craftinti, nu, tipo, pačiam daryti. Aš šitų, va, pavyzdžiui, dar net neturiu. A, čia man jau nedaug liko šitas, dar šiti. Tai bet ten turi jos, tipo, pavyzdžiui, va, aš dabar vieną gaminu, man atrodo, va šitą. Tai jį, kad pagamint, turi gauti va tokias va detalės. Vieną tokią detalę turi gauti, kitą tokią. Ir kad tokį gamint dar čia 3 dienas, man atrodo, reikia laukti. Tai jų yra dachuja ir jos sunku gauti, pavyzdžiui. Po to ginklai, tarkim, nu čia pizda kiek tų ginklų. Visus atidarinėt. Bet čia atidarinėjai taip, kad ne tai, kad ten perki iš kažko ar kažką, bet tu juos grinai darai misijas, ieškai kaip juos pagaminti, tarkim. Kai kur jos gauni gan lengvai, kai kurios iš viso sunku gauti. Nu karočią va, čia tik tai, čia pradiniai ginklai, nepala čia visi ginklai, jo. Aš visų net neturiu dar. Po to gyvūnų dachuja yra, va, atidarinėt. Žodžiu, čia, jo. Tas ginklus po to modifikuoji visaip čia va su šitais dalykais. Nu bet čia iš viso sudėtingi reikalai, čia pizda. Vot, tipo. Nu, kiekvieną ginklą modifikuot gali. Čia tie mano žmogeliukai vadinami. Nu, karočią. O pats geimas, va, gal biški trumpai parodysiu. Blet, jaučiu, mano įrašas bus labai daug užims vietos. Kokį tau čia parodyt greitai, kokį tin. Tokį smagų. Nu, pavyzdžiui, misija vadinasi Survival, tipo išlikti. Tai čia paprasta misija, tiesiog 5 minutės reikia išbūt, kad nenumirt. Ale mažėja oras, va čia va, rašo life support system, va čia maždaug rašo. Mažėja oras ir jeigu tu priešų nekilinsi ir nerinksi va tokių geltonų šudukų, tai oras pasibaigia ir tu pralaimėsi. Realiai čia misija tiesiog va nahui visus žudyti. Tiesiog varai iš eilės ir kuo greičiau rinkti viską. Čia aišku pas mane toks paprastas žmogeliukas, aš čia pagrindę tik šaudau. Bet ten visaip gali žaist, gali blet va iš viso su galiom žaist. O, pavyzdžiui, išlindau iš savo kūno. Papukai. Nu, tai palyginu šitas mano žmogeliukas, šita boba neturi per daug galių. Tai čia tiesiog galios labai paprastos. Aš praktiškai bufinu savo ginklą ir jis tiesiog labai stipriai šaudo. O, pavyzdžiui, pisu į vieną ir nacho viskas aplinkui miršta. Nu, čia įvairiai gali žaist. Tai va. Bet supranti, tas geimas, kad ir čia yra labai daug dalykų daryt. Bet čia nejauti kažkokio tipo kažkokio kaip ir prievartos kažką daryt, nes jį šiaip tiesiog smagu žais. Bet blet varai ir hujarini. Dėl to matyt aš taip ir užsikabinau ant jo. Kiti geimai tai būna užsipisi ten, kol pasieki ką nors. O čia tai tiesiog smagu, jis žiauriai smagiai lošiasi. Žiauriai greitai viskas vyksta. Gerai, whatever.
Tai va, čia vienas iš mogeliukų. Gerai, baigsiu įrašinėt, nes jaučiu pizda čia. Užims vietos daug. O čia mano erdvėlaiviukas.